Sveiki, draugai. Šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną Hikvision produktą. Ir tai yra Hikvision veidų atpažinimo terminalas. Tai manau nieko nelaukiam ir pažiūrim, ką įdomaus turim šitą dėžutę. Taip, Hikvision veidų atpažinimo terminalas. Pilnas pavadinimas čia. Ir dar net neišpakavęs iš dėžės galiu pasakyti, kad čia yra vienas iš populiariausių veidų atpažinimo terminalų modelių. Atidarę dėžę, matom patį terminalą, kuris turi milžinišką 7 colių lietimų jautrų ekraną. Žinoma, kartu gaunam ir plastikinę montavimo bazę ir papildomą dėžutę su instrukcijom, kabeliais, šešiakampiu ir varžteliais. Ir žinoma, montavimo lipduku. Ir žiūrint į patį terminalą, kaip ir sakiau, turim 7 colių lietimų jautrų ekraną ir viršui turim net 2 megapikselių plataus matymo kameras. Terminalas atpažįsta veidus nuo 30 cm iki 3 metrų atstumu ir kiekvieną veidą atpažinti užtrunka mažiau nei 0,2 sekundės su tikslumu daugiau nei 99%. Pats terminalas, kaip matote, yra palyginus plonas, turi mikrofoną, prie tinklo jungiasi tiesiai per LAN arba per Wi-Fi ir turi integruotą M1, DLITSA ir DESFire kortelių skaitymo modulį. Taip pat nežinau, kiek vis dar aktuali ši specifikacija, bet terminalas gali atpažinti veidus su kaukėmis. Ir negana to, jis gali atpažinti vieną arba kelis veidus vienu metu. Kalbant apie kelis veidus, atpažinti gali iki 5 žmonių vienu metu. Kalbant apie kitas įdomias funkcijas, tai įrenginys taip pat turi audio išvestį ir būtent prie šio terminalo lengvai galima prijungti papildomų priedų ir taip praplėsti jo veikimą. O papildomi priedai yra, pavyzdžiui, pirštų atspaudų skaitytuvas, QR kodų skaitytuvas ir kiti. Beje, visus juos galite įsigyti pas mus. Taigi, atidarę galinį dangtelį, matom mums pridėtų jungčių vietas. Taip pat gaunam ir tokį adapterį maitinimui pajungti. Matom LAN jungtį, audio 3,5 mm išvestį ir galiniai daly dar turim tamperį. Na ir šis terminalas turi vidinę atmintį, kurioje gali talpinti net iki 10 000 skirtingų veidų, iki 50 000 kortelių ir iki 150 000 skirtingų įvykių. Taigi, trumpai tariant, tokios būtų šio terminalo specifikacijos. Būtent tokį patį terminalą turim sumontuotą pas mus parduotuvėje, tai tuoj nukeliausiu į apačią ir parodysiu, kaip jis veikia. Pagrindinėme meniu turim kelis pagrindinius nustatymus, tai pirmam punkte matom user ir ten galim pridėti žmonės ir matyti jau pridėtus. Taip pat jiems galim priskirti rolės tam tikras, toliau turime access control nustatymus ir čia galim pasirinkti, kokiais būdais yra autentifikuojami žmonės. Galim pasirinkti, kiek laiko bus atrakintos durys ir autentifikavimo intervalus. Taip pat turim attendance status, kurį galima įjungti arba išjungti ir čia yra darbo apskaita. Ir turim basic nustatymus, kur yra įvairiausi laiko, datos ir kalbos nustatymai, taip pat tinklo nustatymai, biometrijos nustatymai, kuriuos keičiant galima nustatyti, koks yra atstumas. Taip pat, kaip jau minėjau, turim kaukės aptikimą, kuris šiuo metu yra įjungtas, ir turim hard head detection, kas yra šalmų aptikimas. Ir, kaip ir minėjau, yra multi-face recognition, tai yra kelių veidų vienu metu atpažinimas. Paspaudę datą, apačioje galim prijungti USB ir galim išsikelti visus įrašus. Ir paspaudę maintenance turim sistemos informaciją, kur galim matyti serijinį numerį, programinės įrangos numerį, vietą ir galim padaryti prietaiso programinės įrangos atnaujinimą arba nustatyti gamyklinius nustatymus. Pagrindiniam lange turim kelis nustatymus. Dešiniam kampe viršui galim matyti tinklo būseną. Tai šiuo metu matom terminalas prijungtas LAN laidu ir neprijungtas prie Wi-Fi. Čia krašte turim kelis nustatymus. Spaudant pirmos ikonos galim nuskenuoti QR kodą. Spaudant skambinimo galim paskambinti į tam tikrą butą arba kambarį, jeigu, tarkim, šis terminalas sumontuotas butuose. Ir paspaudę šitą rakčiuką galim tiesiog įeiti su kodu. Taip, tai apibendrinkim Hikvision veidų atpažinimo terminalą. Trumpai tariant,
Terminalas yra super patogus, jo lengva naudotis, veidų atpažinimo tikslumas super geras ir veidai yra atpažįstami iš karto ir labai tiksliai. Jame, kaip ir visose kitose terminaluose, veikia laiko apskaita, kas reiškia, kad jis yra tinkamas naudoti įvairioms įmonėms, vesti ir stebėti darbo apskaitą. Pats korpusas yra metalinis, viskas pagaminta labai tvirtai ir rankose jaučiasi tikrai solidžiai ir visus papildomos išvestys ir įvestys bei alarminiai išėjimai, įėjimai gali būti naudojami kaip pavyzdys durų ar šviesų valdymui. Tai mano galvos super patogus ir pavykęs produktas, didelis pliusas, kad jo veikimą galima praplėsti prijungiant papildomus modulius. Ir dar vienas geras dalykas, kad mes visą spalio mėnesį visiems veidų atpažinimo terminalams taikom 10% nuolaidą. Tai jeigu planuojat kažką panašaus įsigyti, užsukit pas mus į e-shopą ir išsirinkit savo tinkamą variantą. Jeigu nežinot, kokį variantą įsirinkti, visada galite pasikonsultuoti pas mūsų produkto vadybininką. Jo kontaktus paliksiu šio video aprašyme. Jei ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruot kanalą ir įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisit naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.